Sveiki! Šiandien stovyklausim Eglinėlyje tokiam. Esam jau kažkada čia buvę. Tai pabandysim dar sykį. Vieta šiaip visai nebloga. Tai dabar atvykom, apsižiūrėjom, susiradom tokią normalią viečikę ir įstampysim hamakus, tentus, o paskui gaminsim užkandžius. Aš dar tą antrą pasinetu. Kad jauka. Šoninį kokį užsidengti iš tos pusės? Ne, galvoju, jeigu lėšinai, ant kuprinių. O, kaip fainiai. Good. Mes čia nebūsim per arti viens kito, gal ne? Ne, laužą didelę nekurensim. Ne, laužą didelę nekurensim. Nežinau, kažką būčiau kitaip daręs, bet dabar nedarysiu kitaip. Dabar darysiu kažkaip. Kažkaip sugalvosiu. O. Nes čia, nu, gali tada po jo įgalis būti. Ir tai yra gerai. O čia lietaus atveju, tai po mano galim sėdėti susėdę. Nes belenkokio dydžio pasirodo. Tikrai belenkokio dydžio. O, pasistačiau hamaką ir tentą. Čia radija groja iš racijos, tai nekreipkite dėmesio. Nu va. Tai dabar dar reikės po hamaku užsidėti tą pašaltuką ir įsidėti vidų miegmaišį ir būsiu miegui pasiruošęs. Čia kolega dar truputį rekonstrukcijas daro, bet gausis gerai. Nu, reikia pasidaryti ir kur laužui kūrenti, nes kad nesusideginti tentų. Tai statybos vyksta, judam toliau. Ką dar nerimsti? O galvoju, kas dar? Man kažko trūksta. Miegmaišė. Miegmaišė. Automobilį, kuris dažnai ges ir bus reikiant pasitvarkyti, reikėtų investuoti į tą automobilį. Na ir tas 20 automobilių, kurių rida Lietuvoje klastojama dažniausiai, mes juos modelių, mano modelio nematysime. Stovyklavietė kaip ir pastatyta, įrengta, tai dabar keliausim po truputį rinktis medžiagų laužui. Užsikursim laužą, daug linksmiau sėdėti. Truputį prisirinkom malko tam kartui, tai dabar bandysim užkurti laužą. Laužas po truputį įsikūrinėja. Aišku, labai daug dūmų, garų, kadangi malkos nėra sausos. Nu, bet tikiuosi pavyks įkurti. Dūminėšti. Truputį eina dūmai. Kaip reiktų miegoti? Tuoj įsidegs ir pasibaigs. Laužas jau įgauna pagreitį,
O mes eisim toliau ruoštis malkas, nes tikrai jų prireiks, dar laukia ilga naktis. Iš laužo dūmai eina tiesiai man į miego vietą, tai nusprendžiau persidaryti truputį miego vietą, tai reikia daryti. Nu va, visai neblogai. Neplis. Tai persistačiau miego vietą, laužas jau dega neblogai, kolega dar pjauna malkas, o dabar nakvosiu šičia. Nu ir visai neblogai gavosi. Tai vat, miegui pasiruošta, tikiuosi vėjas nepasikeis ir nepradės vėl man pūsti dūmų. O mes toliau stovyklaujam. Namuose pasiruošiau tokią užkandėlę, pabandysim pagaminti. Tai sūris su pomidorais ir duonelė. Tai bandysim pasišildyti ir tikiuosi pavyks neblogas užkandis. Praėjo maždaug apie 10 minučių. Bandysim, žiūrėsim, kas gavosi. O, ho. Pirmas vaizdas labai neblogai. Ir čia turim šoninės duonelės, kai kurios atkepė per daug gal, bet atrodo labai neblogai. Taip, tai ragaukim, kas čia gavosi. Tikrai skanu. Gavosi neblogai. Atrodo labai gerai. Tai mes valgom ir stovyklaujam. Jau truputį sutemo, kaip ir laikas gamintis vakarienę, tai ruošime vakarienę, o ką mes ruošime, tai pamatysit. Tai vakarienė gaminsimės improvizuotus dešrainius, bet jie bus be dešrelių, o su tam tikrais ingredientais. Tai bandom gamintis, tikiuosi pavyks. Tai bandysim gaminti dešrainius su plėšyta kiauliena pirkta. Pažiūrėsim, kaip gausis. Vietoje šią savaitę furito paskendę vyne. Nebelistum, kad kelias nenuromus, kaip būna įjungęs ramus. Nebelistum, kad kelias nenuristum. Pasiruošiam masę dešrainiams, mėsainiams, nežinau kaip čia pavadinti, bet žodžiu, ruošiam masę, šildom ir gaminsim toliau. Dešrainiai paruošti, dar užberiam sūrio ir dedam į laužą. Dešrainiai paruošti kepti, dedam į laužą ir kepam.
Pažiūrėsim, kas gavosi. Ojojojoj. Blogai. Prikėpia viskas. Imsime rankas ir ragausim. Kažkas gavosi, gal ne visai gerai, truputį prikėpė, bet Niekas nėra tie gaminė. vakarienė mūsų bus šiandien tokia. Mes vakarieniaujam ir einam miegot, nes jau kaip ir sutemo, tai iki ryt. Labas rytas, atsikėlėm, naktis praėjo gerai, truputį lyjo paryčiais, bet viskas tvarkoj, tampė apsaugojo. Tai dabar keliamės, tvarkomės ir gaminsimės pusryčius, o pusryčiams sumuštiniai. Papusryčiavom, atsigėrėm sultinio su sumuštiniais, o dabar po truputį tvarkysimės ir keliausim namo. Tai nelabai čia ką be parodysim, užgesinsim laužą, susitvarkysim daiktus, miego vietas ir važiuosim. Tai šiam kartui tiek ir viso gero.